Labą dieną visiems. Taigi, mes šiandieną su Viktorija nusprendėm pasidalinti truputėlį visokiom įdomiom savo gyvenimo patirtim, savo atėjusiom įžvalgom. Ir šiandieną tokią temą išsikėlėm. Ar įmanoma patikti visiems? Nes pabendravus su Viktorija, man kilo labai daug tokių temų gražių ir klausimų. Iš tikrųjų, ar įmanoma visiems įtikti ir patikti? Nes Viktorija dalinosi, kaip ją vaikystėje, dėl to, kad jinai putli, todėl, kad jinai turi daugiau tokio riebaliuko. Moteris patyrusi labai daug yra išgyvenimų ir vaikystėje. O aš, nesvarbu, kad aš jo neturiu, bet turiu kitą problemą. Tai vaikystėje ir jaunystėje visada vadindavo mane lenta, nes tipo esu per kuda. Ir žinot, kyla klausimas. Tai, Dieve brangus, tai kas yra gerai? Viena per stora, kita per kuda. Tai apie ką čia? Ar neverta susimastyti pačiam žmogui, kaip mes skirstom žmonės, kaip mes juos identifikuojame, arba mes priemame, mylime arba nemylime, nekenčiame, juokiamės, šaipomės. Nes aš supratau vieną dalyką su Viktorija pabendravus, iš tikrųjų, kad aukso vidurio turbūt nėra, nes jinai pasidalins netgi savo įžvalgą, ką jinai patyrė, būdama putlutė, kaip jos tėvai auklėjo ją, ką jai sakė, kokios patirtis įsirašė į jos galvą. Tai pasidalink, Viktorija, labai smagu būtų. Tai ačiū, Inga, pirmiausia, kad pakvietė mane pakalbėti ir iš tikrųjų pradedu jausti jaudulį, mėginam jau kelintą kartą rašyti ir jaučiu jaudulį, todėl nes kartuoju iš tikrųjų tos pačius dalykus, kurie nėra galbūt iki pat dabar dar visiškai išgydyti, sakykime taip, ne? Ir su kiekvienu bandymu kyla vis daugiau emocijų, nes tai ir tikriausiai tie atsiminimai, kurie tikrai nėra malonus. Ir žinau, labai daugelis vaikų, labai daugelis jaunimo ir ne tik tai jaunimo ir suaugusių žmonių patiria būtent tas tokias patyčias, tu čia per kūdavo, aš čia per storą, ne? Ir kai kurios žmonės tai paveikia labai stipriai. Aš buvau būtent tarp tų žmonių, kuriuos tai paveikia taip stipriai, kad iki nenoro gyventi, iki badavimo, ta prasme tikrai visiškai jau valgymo sutrikimų, kurie tikrai turėjo jau psichiniai sveikatai įtakos. Ir ne tik apie tą norą, nebenorą gyventi, bet aplamai apie tai į požiūrį į maistą, aš tiesiog badavau, jau netgi buvau daėjusi iki to, kad aš badaudavau ir metus laiko, aš galėčiau suskaičiuoti, kiek aš suvalgiau per metus laiko pomidorų. Ir kaltės jausmai, kurie, kai tu suvalgiai vietoj 3-4 pomidorus tą dieną, po to pradėjau gerti tik vandenį ir ten 10 dienų tik ant vandens, svoris nekrent, nebežinai, ką daryti, jauties kaip nežinau, kaip iš manęs būtų, atrodo, tu atiduodi visą savo sielą tam, kad pasiekti savo tikslą, tam, kad kažkam patikti, tam, kad kažkam įtikti, turbūt kažkam mylimai. Atidaviau išsais daugiau tikriausiai negu galėjau tuo momentu ir jau netgi dėjo viskas iki minčių apie operacijas ir taip toliau. Ir tikrai patirs buvo labai skaudžios ir labai labai stipriai įsirėžusios ir turėjo įtaką visą gyvenimą. Tai tiek santykios su vyrais, tiek santykios su kitais žmonėm, tiek aplamai jautimas. Aš nesijaučiau žmogus tarp žmonių. Ir tai buvo labai labai skaudu, bet aš labai labai tikiu, kad kiekvienas dalykas, kuris ateina į mūsų gyvenimą, turėjo priežastį. Ir šiandieną aš negaliu sakyti, kad aš jau esu dabar jau super savim pasitikiu, bet aš tikrai savim pasitikiu, aš jaučiuosi su savim gerai, aš galiu gražiai apsirengti ir aš jaučiuosi fainai, aš pasižiūriu į veidrodį, aš galiu savo pasakyti gražių žodžių ir tai nebėra, aš net visiškai kitą savijautą. Ir aišku, tai buvo labai labai didžiulis kelias ir kodėl aš manau, kad svarbu tai kalbėti, ką mes kalbam, kad tas žmogus, kuris jaučiasi taip, kaip aš jaučiausi kažkada beviltiškai, kuris tiesiog bijojo kitų žmonių, todėl, nes kažkas tave gali smeigti, tave tiesiog, nes tu eini, tu bijai praeiti pro žmonės, nes jie tave gali įžeisti. Ir kad taip nebus visada, kad tas žmogus, kuris dabar galbūt toje situacijoje, kad tai neturi būti visada. Ir kad mes savo vidui pirmiausia galim rasti tą stiprybę ir tą palaikymą, ir tą meilę savo, ir tik tai ir procesas.
Tik Viktorija, vat norėjau tavęs paklausti, pastabdyti truputėlį apie vat mokyklą, ne, aš irgi vat susiduriu, turiu šokio mokyklą ir vat aš, žinai, labai vertinimas yra tas toksai, esi kuda, esi stora, ar tu gali, mano laikais tai iš viso buvo, įsivaizduok, į šokio mokyklą, kokią galėdavai patekti, jeigu atitikdavai tam tikrą standartą. Tai vadinasi, kokia putlesnė mergina, jos tiesiog nepriimdavo. Tiesiog, man tai buvo tokia nuostata. O tu, kai būdavai mokyklai, vat kaip su tavim mokytojai, ar iš suaugusių, ar rasdavai kokią pagalbą? Iš tikrųjų tai ne. Iš tikrųjų tai neradau jokios pagalbos, iš tikrųjų buvo tik tai pora žmonių, kurie mano gyvenime, tik pora pasakyta frazių, kurios galbūt man neleido nuleisti rankų. Tai iš tikrųjų aš netgi tą mokytojui po labai daug metų padėkojau ir tai tas žmogus jau, aš galvoju, iš viso iš niekur nieko atsirado mokinė, kur ten, nežinau, prieš 15 metų kažką ir tiesiog vieną momentą mane užstojo būtent būnant tom patyčiom. Ir tuo momentu tas žmogus man taip įsiminė, nes tada tiesiog atrodo, reiškės, ne visada, reiškės vaduot bent jau tą mažą vilties gabaliuką, kad yra kažkas, kas gali, kaip sako, kad tu nesi vien tam. Tu nesi paprasčiausiai tame viena. Bet šiaip iš esmės tai esu irgi eisiu šokio mokyklą ir būtent dėl patyčių iš jos ją nebėjus, nors iš tikrųjų buvau, iš esmės gali sakyti, tikrai buvau talentingas vaikas, tiesiog labai daug dalykų atsisakiau būtent todėl, nes negalėjau pakelti to, kas... Tu viso patyčių. Tai buvo per sunku, per skaudu, aš nežinau tuo momentu, kaip su tuo tvarkytis. Aš tiesiog, tai buvo, nes tai buvo masinis dalykas, tai nebuvo tiesiog kažkas viens kažką atėjo pasakė, tai tu girdi nuolat, tu girdi kiekvieną dieną, tu girdi ir tai yra labai stipriai skaudu ir būtent irgi jau iš šokius. Ir turėjau kaip tik tą įvykį, kurį tau pasakojau prieš tai, kai va ten po šokių pamokos būtent buvo išėjom, ten mane apstojo labai daug panelį, 7 gal kokios. Ir tu kaip vaikas, tu net, pirmiausia, tave iš visų pusių kažkas, sakykime, žodžiais, bado, ir tu net fiziškai bijai tuo momentu būti kažkaip tai nuskriaustas, tau savivertė tuo momentu ir ta panika, tas baimės jausmas, kai tu kaip vaiks, tu nežinai, kaip taip spręst, tai atsiliepia visiškai visam gyvenime. Ir iš tikrųjų aš tik tai nesenai, gal prieš porą savaičių, būtent grįžau į tą traumą, nes tai sukelia traumas, kad ir kaip bebūtų, ir raso programas, su kuriuom tu po to negyveni. Ir kaip ir minėjau, netgi psichosomatiniai būtent dalykai iš man gyvenim šiuo momentu yra dingę ir aš vis dar stebiu, bet tai jau yra kelios savaitės, kur aš metais vėlgi turėjau skausmus fizinius ir kurie dabar ir sumažėjo 3 kartus. Tai va. Tai galima sakyti, kad labai, būtent tos patyčios ir būtent tavo svorio turėjimas, tokio labai palėtė tavo savivertės, tą tokį identitetą, netgi tą stiprią pusę, kad labai sunku tada patikėti savim, kad esi gražus. Ne tik gražus, aplamai, kad tu esi vertas, nes kaipgi mums sako, gražiom moterim gerai sekas, tu turi būti graži, kad susirastum vyrą, tu turi būti, tai kas šį tokią negražią mergaitę, kiek mes girdim iš tikrųjų, pasakyk, kiek mes girdim ištisai kažkokio tai dalykų, netgi kai tėvai, pavyzdžiui, tiesiog nežinau apie kitą motiną, šita, tai pažiūrėk kaip jie, arba žiūrėk kaip šita, kaip šakalys, o pažiūrėk, čia tai kaulų rinkinys. Tai mes net iš tėvų girdim, iš mokytojų. Pažiūrėk, čia tai toj vėjas nupus, čia kudesnėm būtent, Ir visokie tokie komentarai, kur tu galvoji kartais, bet tai įsirėžia ir pažvenėjim įsirėžia galbūt ne taip giliai, bet man tai, pažiūrėjau, tai man buvo būtent tas vis identitetas rimtai, visas, tai buvo toks didelis dalyks, kai aš pagalvoju, nes man visą gyvenimą takoja. Aš bijodavau išeiti kažkur atsigerti, tarkim, kad ir bet kur į kokią kavinę ar bele kur. Aš jausdavau, atrodo, bijodavau, kai tai kažkas žiūri, nes tu supranti, tai kažkas negerai. Su tavim netvarkoji. Ir tu jauties netgi, tu net negali nei sekundai atsikvėpti. Nei vienai sekundai tu negali būti saugus, nes bet kada kažkas pamatys, kokį tu storą, kažkas pamatys dar kažką. Apie vyrus aš iš vis nekalbu, jau čia kokiu ten čia dar vieną atskirą temą, kuri galėtų būti, kaip tai paveikia tą dalyką. Tai buvo tiesiog čia ir labai svarbus ir dideli dalykai. Ir tu irgi žinai, ką tai reiškia ir kiek tai kainuoja. Mes prieš tai nekalbėjom, kiek kainuoti. Tai kainuoja labai daug, kai mes nesąmoningai kitus vertinam, nesąmoningai, taip, nes čia yra nesąmonė, čia yra kažkoks, nežinau,
Net nežinau, kaip daugiau šiuo momentu mane papildyk visą kažką. Aš tai galvoju, žinai, kad tai labai jautri tema iš tikrųjų, žinai, ir aš tikiuosi, kad tą žinutę išgirs daug ir vaikų, ir paauglių, nes mes dabar tik tai suaugusios moteris galim atsekti įvykius, kodėl mes jaučiamės nesaugios šiame pasaulyje, kodėl mes negalim priimti svarbių sprendimų, kodėl mes bijom viešumo, kodėl mes bijom begalės dalykų. Ogi pasirodo, panagrinėjus plačiau, netgi su psichologo ar kaučerio pagalba, mes visos atrandam milijoną kompleksų įrašytų traumų, kurios mumise gyvena, kaip įsitikinimas, kad aš esu neverta turėti draugių, aš esu neverta scenos, aš neverta kalbėti, aš neverta rašyti, aš tiesiog neverta. Žinai, man su tuo kūdumu, su ta lenta gal buvo lengviau gyventi iš tikrųjų, nes vis tiek, būti kūdesniai galbūt yra saugiau tarp draugių ir visur, nes vis tiek tau dėmesio tiek neskiria. Kad per kūdą man dažnai sakydavo ten giminės, mama, ten tėtis, ten močiutė, visada valgyk, ten plytą įsidėk, kad nenupūstų į maišelį. Tai žinai, visada tokių dalykų, arba neįkinga ten, kai pučia vėjas stipriai, nes nuneš, arba varna pagaus. Tai tokie, bet žinai, tai nėra turbūt taip skausminga, nes tu pasijuoki iš to, betgi vis dėlto tai atsiliepia mano santykiams su vyru, su vyrais, su berniukais galbūt, kam aš patinku, kam ne. Aš tiesiog irgi galvodavau, kad aš neverta, todėl kad aš neturiu nei didelės krūtinės, neturiu ten labai ypatingų kažkokių kojų. Atsimenu, žinok, aš netgi dėl to, kad šokiuose irgi sakydavo, kad aš per kūda, per mažai manęs, nėra raumenų. Aš juk buvau nusprendus visą vasarą, gal kokiai 10 klasiai, bėgiodavau rytais, keldavau 6 ryte ir bėgdavau krosą apie mažeikius, maudydavaus. Ir aš tiek buvau, žinok, savyje užtikrinta, kad aš vis tiek jums įrodysiu, kad aš ir kojas turiu, kad aš esu gimnastė, kad aš esu stipri per ašaras. Atsimenu, eidavau dar į darbą tokią auklėtoją tais laikais dirbti, per pertraukas eidavau tampytis, ten špagatą. Aš kaip dabar atsimenu, žinai, aš tiek save plakiau, tiek save turėjau motyvuoti ir į tokį rėmą įspausti, kad aš jums visiems įrodysiu, kad, žinai, kad vis tiek galiu būti pirma, turiu raumenį, turiu jėgą, turiu masės ir taip toliau. Be abejo, aš įrodžiau, nežinai, kaip po 3 mėnesių vasaros atostogų visi pasiilsėjo, o aš palakščiau. Po vasaros atostogų aš stovėjau pirmoje eilėje savo šokių kolektyve ir patapau vedančiąją šokėją. Žinai, mano atveju tai yra tokių ir pliusų galima pasigaudyti, žinai, dėl ko aš tai darau, dėl ko man tai buvo svarbu. Bet aš turėdavau labai tokių putlesnių galbūt draugių. Ir, žinai, man visada atrodydavo, aš tokį įsitikinimą turiu, kad žmogus kaip putlus, jis visada labai geranoriškas ir labai geras ir linksmas. Vat nežinau, visi sutikti žmonės, truputėlį tokie putlesni, jie man visada šypsosi. Aš net nežinau, kodėl, vat, ar čia yra kažkoks paslėptas talentas, ar jiems nieko daugiau ir nebelieka par to, kad šypsotės. Bet aš žinok, vat irgi tas punktas labai dažnai būna, čia jau kalbant, iš tikrųjų gal giliai gausias viskas, bet dažnai būna, kai vat, būtent tos putlesnis arba nebūtinai žmogus, kuris labai savim nepasitiks, vat, įgaunam tokį geros mergaitės kažkokį sindromą, ne? Mes norim būti malonus, mes norim būti draugiški, mes norim bent kažkokiu tai būdu jaustis kažkokie... Gauti draugystę kažkaip, neužsitarnauti tą draugystę. Taip. Ir kadangi tu jau vidų jauties nevertas kažko, tai labai dažnai būtent ateina jau kitas dalykas, apie kurį vėlgi galima, nežinau, labai stipriai išsiplėsti, bet šiandien neišsiplečiam, kad mes pasidarom va tos geros mergaitės, kur aš esu nuolankus, aš jau stengiuosi kitais dalykais visiems įtikti, kad jūs man duokit bent biškį meilės, jūs bent biškį padraugaukit su manim. Tai taip, šalia tokių žmonių faina. Bet kaip tas žmogus realiai iš tikrųjų, kiek jisai sutinka su kiek dalykų, kurie jam iš tikrųjų ir galbūt net nesvarbus ir jisai nenori jų daryti,
Tai irgi yra vėlgi apie savivertę ir vėlgi kyla iš tų pačių dalykų, kaip ir prieš tai kalbėjom, apie tai iš tų visų stereotipų ir ne tik tai stereotipų, iš tų va būtent ištisai, kai tau kažkas kalama į galvą, ne, ir ten, nežinau, ir dar aiškinam, ir kaip tau apsirengti, ir tu čia tiesiog kiekvienam punkte, ką tau valgy, ką tau apsirengti, tau 1000 žmonių sako, žinau, tokių dietų, iš karto žmonės tai žiūri taip, kaip tu net, pavyzdžiui, netgi dabar, pavyzdžiui, daugelis žmonių, aš ten, aš einu dabar 3 kartus per savaitę sportuot, vis tiek kokia aš esu, tokia aš esu. Ir vis tiek, tarkim, kas tau pasakytų, o ką kit žmogus galvo, kaip mes vertinam, gal tu mažiau ėska, ne, gal tu naik pasportuok. Pradėt pasakot savo kažkoks tai patarimus, kurie, nors tu net nežinai, ką tas žmogus daro, nedaro, aplamai, ne? Ir kai tu ištisai rimtai, tikrai ištisai tai girdi, tai tikrai paliek didelį įspaudą. Ir kaip ir minėjau, su tom šypsenom dažnai būna, aišku, jau tada, kai tu pradirbi tos dalykus, ne? Tada, aišku, atsiranda jau toks kitoks, tas jau iš tikrųjų to tokia šiluma, ne? Ir linksmumas galbūt ir dar kažkas, bet labai dažnai tai būna rimtai, ta tokia kaukytė, tam, kad prašau, bent mylėkit mane, nes aš toks nemylimas, žinai, va. Tai iš tikrųjų dabar irgi, kaip mokausi, tai suprantu, kad tai gali būti tai. Aš tau atliepsiu dar, bet toks man įdomus irgi klausimas kilo. Sakyk, o kaip tėvai reaguoja tą? Mano vaikas yra putlus, mano vaikas yra storesnis, ne? Kaip tėvai, ar padeda tėvai, kaip galėtų gal padėti? Aš nežinau, kaip su ta puse. Nors aš girdžiu, tarp kitko, labai daug mamų sakančių savo dukrai mažiau jas. Bet esu girdėjusi tikrai. Ir žinai, iš šalies žiūrint galvojau, oho, tai ką ta dukra, kai užaugs, kai vaikas dar nesupranta apie ką tai, bet kai užaugs, žinai, tas toks įspūdis, tas maistas patampa tavo priešu. Tu negali pasižiūrėti tą maistą, nes tu jau esi kalta vien dėl to, kad tu žiūri. Tikrai taip, ir tu net nebesimėgauji kažkokio momentu, tai tu net nebežinai, ką reiškia mėgautis aplamai to maistu, nes tai yra, atrodo, čia kaip ir smulkmena, bet ne, tai ir vienas iš gyvenimo dalykų, ne, tu net nebežinai, kaip mėgautis to maistu, nes tu jau iškart arba matai kalorijas, tu jau žinai arba kiek ten kalorijų, arba ir tai yra nuolatinis stebėjimas, ten nežinau, nuolatinis lipims ant kažkokios svarstyklių ir taip toliau, tai aišku, tai įtakojo, kaip iš tikrųjų tėvai. Kaip tėvai, dažniausiai, aš galvoju, anksčiau būdavo šiek tiek kitaip vis ir sakydavo, ką, nekreip dėmesio ir viskas. Tai ką sakydavo mums, eik nekreip dėmesio, graži mergaitėse arba ir viskas, nuo to ir pasibaigdavo, ne, tie vis dalykai. Ir, pavyzdžiui, tokiem super jautriem, yra visokie, mes esam skirtingi, ne, bet visi girdim tą ir visiems į pasąmonę kažkas tai vienaip ar kitaip įsirašo, ne. Ir su tais tėvais, ką jiem galbūt reikėjo daryti, tai dabar tai tėvai irgi, manau, to visai kitokia daro sąmoningesnį ir daugiau domis ir daugiau patys su savim pradėt suprast. Anksčiau tie tėvai irgi nežinodavo, jiem ten iš vis, mums dar pasakydavo, žiūrėk, nekreip dėmesio, dar jiem ten gal iš vis, nežinau, būt sakė, nežinau, tai kad čia iš vis apie ką tu eik ten daržų ravėti, žinai, ir vis. Tai iš tos pusės aš galvoju, kad tėvai turėtų tiesiog galbūt kalbėtis nuoširdžiai, pasidalinti irgi savo patirtim, kad tiesiog tas vaikas suprastų, kad tu nesi viena ir tai yra išsprendžiama, kad būtų, kaip sako, kažkoks tai, kad matyt, kad ir galų gal kažkokie sprendimai. Kad nebus aplamai visą laiką taip, kad pradėtų mokinti nuo tokių pagrindų meilę savo, kad ta savivertė yra ne išorė, kad tai ir jau viduje, kad mes turim viduje užsiauginti tą jausmą, kad su manim visi ir gerai, kad aš esu verta, kokia aš bebūčiau, ar aš būsiu šiandien nusižliumbus, susivėlus, ar aš būsiu daugiau 5 kilais, ar mažiau 5, aš vis tiek esu verta gyventi, kvėpuoti, būti čia tarp žmonių, kad aš vis tiek galiu turėti talentų, kad aš vis tiek galiu rodytis, aš galiu kalbėti, aš galiu savo nuomonę reikšti, savo ribas nustatyti ir kad mano išorė neturėtų įtakoti to, kokius aš sprendimus pasirenku savo gyvenime. Tai čia tolerancijos trūkumas, žinai, kad tolerantiškai žmogus pradėtų į visus žiūrėti ir nevertintų, kaip mes mėgstam, ten kupra užaugusi, ten per kūdas, per storas, per platus, su dantim, be dantų, ten gražus, negražus. Mes iš tikrųjų nuolatos vertiname, viską vertiname, mes kitaip nesuprantam pačio gyvenimo, nes mes
tik vertindami kažkaip tai atsirenkame, nors iš tikrųjų aš kaip jogos mokytoja pasakysiu, vertinimo neturėtų būti niekame. Gyvenimas tiesiog gražus yra, toks koks jisai yra ir žmonės yra gražus, tokie kokie geba būti. Dar žinai, aš galvoju iš psichosomatikos įdomus klausimas. Aš žinau, kadangi studijavau psichosomatiką, kad žmogaus masė tai yra auginama tam, kad žmogus parodytų kitam, kad aš, žiūrėkit, turiu jėgos, aš esu didelis, aš esu, bijokite manęs. Čia iš to, tai žinai, čia yra vidinis žmogaus konfliktas, viduje kažkas vyksta, todėl žmogus augina masę iš nepasitikėjimo savimi. Reikia ką daryti? Jeigu tu ir biški putlus, matai, yra vidinis konfliktas, tai tavo kūnas paima dar daugiau jos auginti iš to saugumo. Reikia tave apsaugoti kažkaip. Tai vadinasi, ką kūnas daro, jisai pradeda auginti masę, nes jisai nori apsaugoti tave. Kaip tau tas pasidalinimas, Viktorija, kaip atliepia? Tai aš tą kaip ir faktą, kaip ir žinau, nes irgi čia irgi turėjau tokio pastebėjom, tarkim, nes aš būtent kai pradėjau gijimą su vidiniu vaiku, būtent tos seansus iš pradžių su profesionalio, po to jau pradėjau vieną, tai iš tikrųjų labai dažnai būdavo po sesijų, kad tiesiog nukrentant kylas ar 2 kilai, tiesiog nieko nedarant, nieko ten, būtent todėl, nes mes prasidėjo tos temos, viskas, tu biški vis saugiau jauties, nes čia ir beprotiškai, ką aš jaučiau, man tikriausiai tokių užduotis gyvenimų, bet aš tiek jaučiau nesaugumo ir aš kažkada man dėjau, iš kur tai yra, žinai, iš kur tas ansvaris ir po to aplamai, kai aš jau pradėjau vis lysti tą tokį savivertę, apie tai viską apie tą patį saugumo jausmą, kad iš tikrųjų tiesiog nieko nedarant, jie tiesiog ima ir nukrenta. Ir čia vidinio konflikto kažkaip išsprendimas turbūt. Įeini į tą pačią vaikystę, su kažkokiu žmogum galbūt, kad tave vestų, reikėtų saugiai patirti saugumą ir pakeisti kažkokį tai suvokimą apie save ir apie pasaulį. Taip, labai gerai pasakai, nes tai ir susitikimas su vidiniu vaiku, tu susitinki su savim tiesiog tam tikroje situacijoje, kurioje tu neturėjai resursų išspręsti tos situacijos, tu tuo momentu neturėjai tų resursų. Šiandieną, kaip suaugęs žmogus, tu jau gali tą vaiką apsaugoti, save, ta prasme save tu gali apsaugoti. Ir tas saugumo jausmas paprasčiausiai jau vis daugiau ir daugiau darosi kūne ir aplamai tu jauties laisviau. Aš irgi dabar einu viešai kalbu ir darau video ir tiesiog, tai ir labai labai stipriai pasikeiti nuo tos fazės, kokioje aš buvau ir kur aš esu dabar. Tai nėra viršūnė, bet tai yra antiek daug ir antiek, iš tikrųjų, didžiulis, milžiniškas skirtums. Už kurie savo iš tikrųjų dėkingas savo ir būtent tokiam žmonėm, kurie kalba. Ir aš šiandien, žinai, ką kaip tik galvoju vanioj, dažnaus ir galvoju, kodėl aš visą dabar darau tą video, nes aš galvoju, kažkada aš buvau kitoj pusėje ir aš irgi ieškodavau visokių tokių nemokamų video, kur būtent, kad save pamotyvuot, kad atrast, kad ieškot, kaip savo padėti. Ir aš radau tų video ir aš galvoju, būtent todėl ir aš noriu to pasidalinti ir kalbėti apie tai, nes galbūt kažkas ir vėlgi kitoj pusėje, kurioje aš buvau ir irgi ieškoju to atsakymų. Ir sakau, mes kartais tik tai ieškom ne ten, mes darom, nežinau, milijoną dietų ir jeigu mes, aišku, aš nesakau, kad, žinok, sveikai maitins taip ar taip reikia, sportuoti taip ar taip reikia, bet aš turiu omeny, kad tu jau darydams, tai tu turi mylėti save. Tu eini tada, nes kitaip, irgi labai labai svarbus momentas, kurį turiu pasidalinti, kad, pavyzdžiui, eidavau sportuoti, bet aš eidavau, žinai, iš tokios perspektyvos, kad tu kūnas dabar, aš einu sportuoti ir tu privalai numesti svorį. Tu iš savęs reikalauji, ko nori sukontroliuoti viską ir tas svoris iš vis niekur neįdės, nes tu vėl duodi nesaugumą. Vėl tu supranti, varai kaip tanks, lygiai taip pat kaip kiti žmonės, tu taip pat su savo kūnu, žinai, davai, aš dabar naisiu ir kas gaunas, niek nesigauna, vėl stres, nes tau kūnį ištisai stresas. Dabar aš einu su sportuoti, aš einu su malonumu ir aš negaudau dėl to, kad numest svorį ar dėl dar kažko, aš turiu ir sveikatą, aplamai, aš noriu jaus geriau, man patinka, man faina. Bet aš išeinu iš to malonumo ir tavo kūnas tada iš tikrųjų gauna naudą, iš tikrųjų jisai tad gali pradėti keistis.
Bet tol, kol mes einam, sakau, vat per tą tokią, arba kad dabar tu dabar pradėtum Inga valgyti. Reikia, nes kažkas pasakė, kad reikia, ne taip, tada pasipriešinimas gaunasi labai didelis. Jo, vat smagiai, Viktorija, iš tikrųjų klausyt, kad tu jau tokia vat atsiskleidusi, žinai, pasitikinti, šipsaisi, jau, kaip pati sakai, jau ir drąsos atsirado, ir tokia išreikšti mintis gali, ir atstovėti save gali, būt graži savimi, ne, tai yra, manau, labai labai svarbu. Ir pabaigai, Viktorija, ką tu pasidalintum, vat, ką reikėtų daryti, kaip galima sau padėti, vat, ką tu darei? Pasidalink trumpai. Kaip galima savo padėti ir iš tikrųjų aš pradėjau, žinokit, nuo paprastų dalykų, tai pirmiausia, internetą visi turim, pradėjau klausyti visokius podcastus, iš pradžių ten skaitydavau tik tai skambės frazės, pradėjau šiek tiek į psichologiją gilintis, ta prasme, toks psichologijos grupės, dar kas nors, ne, tiesiog, vat, į knygos, labai daug ir saviugdos knygų, podcastų. Ko tik tai norim, YouTube'ai, pilna video. Ir visas buvo po biški, žinai, iš ten, daugiau, bet eini sąmoningai į tą temą, kad būtent kaip surasti tą pasitikėjimą savim. Nu kur jisai yra, nu nieks net, mes čia yra. Ir jisai visada buvo. Tik tai mes jo jau nebematom, mes jau taip įpratom gyventi kažkaip kitaip, ne? Ir mes vėlgi jį turim atrasti ir man patarims ieškokit atsakymų, nes jų yra, klauskit visatos, jums atsiustinkam žmonės, atsiustinkam specialius. Yra tiek žmonių, kurie su to dirba. Galų gale, jeigu matot kritinį situaciją, nebijokit nueit pas tą psichologą. Jeigu matot, kad patys niekaip nesusitvarkot, nebijokit ieškoti pagalbos, nes jūs gyvenims yra svarbus. Ir esmė ir ne tik tai, kad gyvent ir va taip egzistuot, bet esmė, kad nugyvent iš savo širdinės, iš savo pašaukimo. Ir kai va būtent ta savivertė tau neleidžia kvėpuot, tu nieko nedarai, tu nedarai to, ko tu norėtum, aš noriu galbūt tai šok, bet aš neiššok, nes kaip aš čia atrodžius, man čia gėda, tai kam, mes ne dėl kitų, mes ne tam gyvenam, kad kitiem patikti. Mes savo turim patikti, mes turim ir tam, kad mes tokie būtume, mes turim būtent ieškoti atsakymų, klausyti žmonių, kurie praėjo galbūt tai. Klausyti žmonių, kurie turi būdų, kaip su tuo susitvarkyti. Atsirinkit savo, neklausykit visko irgi aklai. Atsirink savo, kas tau tinka, kas tau patinka, kas tave įkvepia. Ir daryk tai kasdien. Yra netgi tokia praktika, kurią irgi turėjau būtent, kad savo pasižiūri veidrodį ir kiekvieną dieną sakai, kokia aš graži. Iš pradžių tu netiki. Ne? Iš pradžių ne. Bet po to, kai tu tai kartoji, kažkada tai tau smegenys išsaugoja kaip faktą. Taip, tikrai taip. Labai gražių daug patarimų, Viktorija. Iš tikrųjų jaučiu, kad kažkas pasižiūrėjęs tikrai pasiims kažką naudingo iš šito pokalbio. Ir atsiminkim vieną, kad mes neprivalome niekam įtikti, mes neprivalome niekam patikti. Mes privalome tik mylėti save ir dar labiau mylėti save ir tik save. Tai man tai irgi labai, tas sakinys apie meilę savo, yra labai stiprus. Aš tai galvoju, kai žmogus supras, kad tai yra pagrindas visų ligų, visų jūsų nelaimių, visų psichologinių problemų, visų, nežinau, kažkokių įvykių, sekos, jūs patapsite tiesiog laimingiausiai žmonėmis pasaulyje, išsilaisvini iš tų kitų. Nes, kaip aš mėgstu sakyti, atsiminkit, kitų nėra, čia iliuzija. Kiti yra tie patys aš, tik tai toliau nuo tavęs. Ir jie gyvena savo gyvenimą. Ir jie taip niekaip nesusiję su tavo pojūčiu, jausmais, emocijom ir taip toliau. Nes visa laimė glūdi mūsų viduje. Tai ką, šiandieną tiek trumpai mes su Viktorija atsisveikinam, linkime būti savimi ir mylėti save. Ačiū. Ačiū labai, Viktorija. Iki.